Jurijus Lioskino šita knyga, kai Jurijus Lioskinas, reikia priminti, yra emigravęs iš Rusijos ir dabar dėstytojauja Jungtinėse Amerikos valstijose. Kai jinai pasirodė, jinai praktiškai iš karto tapo bestselleriu, kas yra keista, matant ir apimtis. Ir kas yra keista, turint galvoj turinį. Nes šitoje knygoje nieko nėra apie neiššifruojamus kodus, nieko nėra apie sąmokslo teorijas, nieko nėra apie kokius nors masonus ar skraidančias lėkštes. Tai nėra lengva knyga. Norint ją skaityti, reikia mokėti arba mėgti skaityti knygas kultūrologijos temomis, antropologijos, sociologijos. Tai labai reto žanro knyga Lietuvoje, užsienyje nėra tokio reto žanro, bet Lietuvoje tai iš tikrųjų retas žanras, tai yra savotiškas džiazas mokslo temomis. Aš nežinau, Lietuvoje turbūt tik tai Donato Saukos parašytos knygos gali būti bent kiek priminti šitą mokslo džiazo temą. Kodėl ją verta skaityti? Ją verta skaityti dėl to, kad jinai padeda gydytis nuo neapykantos ir fanatizmo. Paradoksaliuoju būdu Jurijus Lioskinas sucituoja čia praktiškai vos ne visą antisemito Bibliją. Faktologija sudėta visa ta, kuriais operuojama paprastai kalbant tokių jautrių klausimų kaip žydų tautos istorija 20 amžiuje. Visa faktologija yra sudėta visiškai blaiviai, tiesiai, šviesiai, bet kai ta faktologija yra kultūrinėme kontekste ir istorinėme kontekste, pradedi kitaip matyti, kitaip girdėti ir galbūt net ir truputėlį pradedi suprasti. O išklausyti, išgirsti ir pabandyti suprasti ir yra vaistas nuo neapykantos ir fanatizmo, kas visiems mums turbūt šiais laikais praverstų.